1978 metais Didžiosios Britanijos mokslininkas Peter Mitchell gavo Nobelio premiją už savo hipotezę apie kofermento Q10 svarbą ir energijos perdavimą mitochondrijose. Tai paskatino daugybę Q10 tyrimų visame pasaulyje. Šiandien prabėgus 35 metams, Q10 yra puikiai žinomas ir parduodamas skirtingose šalyse kaip itin populiarus maisto papildas. Tačiau skirtingų gamintojų siūlomų Q10 papildų kokybė stipriai skiriasi. Ir niekas to nežino geriau nei žmonės, reguliariai vartojantis Q10. Žinoma, aš išbandžiau skirtingų gamintojų Q10 papildus, nes jie buvo pigesni ar dėl įvairių kitų priežasčių. Tačiau jie nesuteikė man tokios geros savijautos, kaip Pharma Nord siūlomas Q10 papildas. Pabandžiau kitų gamintojų papildus ir iš tiesų iš daugelių jų nesulaukiu jokio poveikio. Galėčiau pasakyti, kad pajaučiau nedidelį tik vieno iš kitų gamintojų papildų poveikį, tačiau galiausiai atradau Pharma Nord ir turiu pripažinti, kad daugiau niekada nesigręžiau atgal. Tačiau kodėl Pharma Nord Q10 produktai yra pranašesni už kitus? Iš tiesų, mes ne tik naudojame geriausią Q10 žaliavą, didžiausią privalumą mums suteikia jos naudojimo metodas. Q10 žaliava tai riebaluose tirpi kristalinė medžiaga, kurios iš esmės neįmanoma ištirpinti vandenyje. Milteliai tiesiog lieka plaukioti vandens paviršiuje. Tačiau pažiūrėkime, kas nutinka šaukštelį Q10 sumaišius su augaliniu aliejumi. Skirtumas matomas plika akimi. Milteliai iš karto reaguoja su aliejumi ir palieka išskirtinį tamsiai raudoną pėdsaką. Prieš patekdama į žmogaus organizmą, Q10 žaliava turi būti ištirpinta riebaluose. Tai reiškia, kad šimtai Q10 produktų, siūlomų tablečių ir kapsulių su sausais milteliais forma visada pasižymi ženkliai prastesniu įsisavinimu. Tačiau net vartodami kapsulę su aliejaus ir Q10 mišiniu, ne visada galite tikėtis gero įsisavinimo. Kodėl? Visa esmė slypi kristalų dydyje. Ir šiuo atveju svarbiausia yra tokia taisyklė. Kuo mažesnės struktūros kristalai, tuo geresnis jų įsisavinimas. Norėdami iki galo tai suprasti, pažvelkime į Q10 pro mikroskopą. Q10 žaliava sudaro kristalų dariniai, kurie paprasčiausiai pernelyg dideli, kad juos būtų galima įsisavinti. Daugelį rinkoje siūlomų produktų sudaro paprastas Q10 ir aliejaus mišinys, tačiau net aliejuje ištirpęs Q10 išsaugo savo kristalinę struktūrą, o tai lemia prastesnį Q10 molekulių įsisavinimą. Pharma Nord siūlomam Q10 yra taikomas unikalus kaitinimo metodas, kurio metu kristalai yra suskaidomi į mikroskopines snaiges. Šie snaigių formos dariniai visiškai ištirpsta kūno temperatūroje, taip užtikrindama išskirtinį įsisavinimą organizme. Pharma Nord praleido daugiau nei 20 metus, kurdama ir dokumentais grįsdama Q10 produktą, kuris yra ne tik puikiai įsisavinamas organizme, bet ir pasižymi patikimų poveikių. Tai Pharma Nord Q10 papildą pavertė labiausiai vertinamu tokio tipo produktų ne tik tarp vartotojų, bet ir tarp tyrėjų. Pharma Nord yra vienintelė dokumentais pagristų medžiagų gamintoja. Ir būtent dėl šios priežasties mes renkamės ją. Negalėtume net pagalvoti apie galimybę pereiti prie gamintojo, kurios siūlomos medžiagos nėra grindžiamas dokumentais.